Į Ameriką atvykau dukrai pasiūlius atvykti saugoti anūkų. Ir dar dukra pasiūlė man, kad jinai pakalbės su San Francisco lituanistinės šeštadieninės mokyklos genio direktorė, kad aš galėčiau mokytojauti. Aš labai apsidžiaugiau ir sutikau su šituo pasiūlymu. Ir atvykau tiesiai į mokslo metų pradžią mokyklos lituanistinės. Atvykus į naują šalį labiausiai pradžiugino mane žmonių gerumas, noras padėti ir labiausiai dar geras oras. Aišku, pirmi metai buvo man nelengvi, nes nemokėjau dar gerai anglų kalbos. Todėl turėjau 2 metus mokytis anglų kalbos suaugusių mokykloje. Ir dabar džiaugiuosi galėdama dirbti darbą su vyresnio amžiaus žmonėmis slaugytoja. Sunkiausia man buvo, kaip man reikėdavo nueiti pas gydytoją, susikalbėti, kas man yra. Medicininiai terminai man kliuvo ir taip pat, kai susitvarkyti kokius nors dokumentus. Bet visada jaučiau dukros Jurgos ir jos vyro Muhamedo pagalbą. Būti lietuvė svetur reiškia man pasididžiavimą, kad esu lietuvė. Dažnai jaučiu nostalgiją Lietuvai, tad dar nesu labai stipriai apsisprendusi, kad visą gyvenimą gyvensiu Amerikoje. Tuo labiau, kad Lietuvoje manęs labai laukia mano jaunesnioji dukra Justė. Lietuviškumą labiausiai jaučiu būdama San Francisco lituanistinės šeštadieninės mokyklos genio mokytoja. Todėl, kad galiu tobulėti pati, o taip pat ir perduoti savo Lietuvoje įgytas istorijos, lietuvių kalbos, lietuviškų tradicijų žinias mokiniams. Labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę namuose bendrauti su dukra, bet sunkiau sekasi bendrauti lietuviškai su anūkais, nes jau jie užaugo amerikietiškoje aplinkoje. Todėl kartais jaučiuosi tarp 2 pasaulių ir tos svarstyklės rodo vienodą svorį. Būdama lietuvių kalbos mokytoja ir dalyvaudama lietuvių bendruomenės renginiuose, prisidedu prie lietuvybės išsaugojimo ir puoselėjimo. Jeigu galėčiau savo istoriją pasakyti vienu sakiniu, tai galėčiau pasakyti, kad aš Lietuvą pamilau gyvendama Amerikoje dar labiau ir jaučiu dar didesnę nostalgiją Lietuvai. Ir džiaugiuosi taip pat gyvendama Amerikoje, galėdama užsidirbti, dirbti ir gauti didesnę ateityje pensiją ir daugiau keliauti. Kaip sakė mano anglų kalbos mokytojas čia Amerikoje, kad yra patarlė, kad reikia viską išbandyti, kas naujo ir įvertinti. Todėl linkiu visom moterim, kurios turi galimybę atvykti ar į Ameriką, ar į kitą kurią šalį, pabendrauti taip pat su vaikais, anūkais ir įsitikinti, kad čia yra taip pat irgi labai gerai ir dar pamilti labiau savo Lietuvą.